susitinka vasario 16-ąją. Ir vėl Jūrmala, ir vėl lekiam į auksinę duobę 9 metrų. Linksma bus taip švęsti vasario 16. Jūrmalos ledas šeštadienį po pietų. Ledas geras, žmonės po biškį renkasi. Valandą prasidėjo diskoteka. Kimba per vidurį vandenio 8 pasukimai ant mažos ritelės, karpis ant visų avižėlių. Naktis faina, kybo naktį nuo 1 iki dabar 4 tebekimba. 12 faktiškai. Va dėl ko važiuoja žvejai ant ledo į Jūrmalą, į Nidą, dėl sargelių virpėjimo. Porcija karpis, 3 avižėlės, fluorokarbonas. 16. Ir vidurys vandens. Čia yra 9 metrai. Kaip ir visi standartiškai Jūrmalai bando žvejoti 9 metrų duobėje. Stintą nenorėjo imti kabliukų stintos, tik karpis. Ir robotukas. 7 ryto, stinta tebesikabalioja. Štai toks sekmadienio rytas gražus. Žmonių ne per daugiausiai. Ryte 7 užėjo žoras. Gali rinktis, kurią nori. Va. Visą naktį kabaliojus. O dabar žoras. Sekmadienio rytas, Jūrmala. O dabar tebekimba. Diena vis tiek kimba. Pusė 12 dienos ir vis tiek kimba stinta be perstojimo. Dienos procesas labai paprastas. Nusileidžia ant dugno sūrelis 6-8 gramų, truputėlį įčiut, sukelia ir iš karto kimba. Iš karto. Pakirsti yra sunku, tai tada tiesiog žvejoji iš rankos. Štai va tokia situacija.
Va, tik įmeti ir bandai traukti. Įsigauna. Avižėlės eina visos. Masalas karpis. Žodžiu, uždarimas kažkam pasisekė labai. Na štai. Stinta vidutinė. Didžiąją pusę. Viskas labai paprasta. Aidas laimingas. Visi sako, kad senai turėjo tokias žvejybas. Čia jau antras maišas eina. Pasisus jau kibirai prikrauti, jau ir maišiukų ieško. Štai keletą vietinių moteriškė žvejoja. Jie jau pastovus čia. Daug kas juos matė čia, kas žvejoja Nidoje. Liuks. Visi laimingi, žmonių tikrai nedaug, GA buvo, pasižiūrėjo dokumentus, buvo korespondentai iš televizijos. Na, klausimą kelia dėl šiukšlių. Tai kol kas tiek. Sekmadienio rytą atrodo Jūrmala. Geras žoras buvo rytinis. Tiko visi masalai, visi valai, visos avižėlės. Tai va, tai tiek sekmadienį yra palapinių ir žmonių Jūrmaloje. Tikrai jau nebedaug, bet ledo uždarimas tikrai pavykęs. Ledas dar geras, bet saulytė šviečia, ekečių daug, jį greit pradės jau tirpdyti. Kągi, visados miela su jumis bendrauti, jums kažką parodyti, papasakoti. Iki susitikimų kitose reportažėliuose.